Sveiki, pastoriau Taurai. Klausimas būtų toksai. Koks jūsų požiūris į draugystę tarp krikščionių? Ar ji reikalinga? Kaip sužinoti, ar žmogus, su kuriuo draugauja, yra iš Dievo? Kokios ribos yra leistinas iki santuokos? Turbūt turi omeny klausdama draugystė, tai yra draugystė tarp vaikino ir merginos, vyro ir moters. Taip. Ir ar ta draugystė reikalinga. Be abejo, jeigu nebūtų tos draugystės, nebūtų santuokų, negimtų vaikai ir, žodžiu, žmonija neegzistuotų. Taigi, tai jeigu pasaulyje, jeigu Dievas sukūrė vyrą, moterį ir jisai pasakė žmogui, jūs turite tiesiog daugintis, jūs turite užpildyti žemę. Tai yra natūralus dalykas, kurį Dievas tiesiog liepia daryti. Ir todėl aš manau, kad ir jisai tai būtent tai įsteigė šeimą, kada žmogus dar nebuvo kritęs. Vadinasi, tai yra Dievo planas. Dievo planas žmogui. Kad jisai sukūrė vyrą ir moterį ir jos palaimino. Ir dar parašyta, kad sako, jie du taps viena. Jie du taps viena vieno kūno. Ir kada jie tampa vienu, iš jų išeina vaikai ir tai tiesiog virsta palaiminimu. Taigi, pirmas to klausimo atsakymas, tos dalies, kad ar reikia tos draugystės? Be abejo, reikia. Dabar toliau, kiek ta draugystė, kur turi nueiti, iki ko turi nueiti. Ir be abejonės, jinai turi nueiti iki santuokos. Arba mes skaitome laiške Korintiečiai, pirmame laiške Korintiečiams 7 skyriuje Paulius kalba, kad galima dėl viešpaties gyventi pasišventus ir be santuokos. Ir netgi ten rašo, galima turėti draugę, bet jos nevesti. Ir vienas ir kitas gali tarnauti viešpačiui ir taip ir likti nesusituokę. Bet jisai kalbėjo ten tam tikras ekstremalias sąlygas, sako, dėl dabartinio tų laikotarpio persekiojimų įvairiausiai. Sako, geriau vyrui būti vienam ir moteriai būti vienam. Ir tuo metu bažnyčiniai laukė Kristaus. Be abejo, mes šiandien irgi laukėme Kristaus atėjimo, kaip prieš 2000 metų. Bet visgi praktika parodė, kad jeigu būtų paklususi bažnyčia Pauliaus to patarimo, krikščionių galbūt jų nebeliktų, dėl to, kad jie nebekurtų šeimų, nebent tikėtų nauji. Bet kiek santykiai gali nueiti, tai aš jau kaip ir pasakiau, jie gali nueiti labai toli tada, kada yra santuoka. Kada jie apsisprendžia tapti vyru ir žmona, kada jie apsisprendžia būti ištikimais ir bet kokie santykiai, kurie nueina toliau negu draugystė, nesantuokos ribose, jie iš tikrųjų yra netoleruoti. Ir mes be abejo tai galim labai aiškiai pavadinti, tai yra paleistuvystė ir tai netinkama yra. Dabar galbūt kitas klausimas būtų, o ką dabar daryti, jeigu mano santykiai taip nuėjo kažkur per toli? Viską galima atitaisyti. Mes žinome, kad mes klystame, yra įvairios nuodėmės, yra nuodėmės įvairių rūšių. Yra melagystės nuodėmė, yra pykčio nuodėmės, įvairiausių. Ir taip pat yra ir nesusivaldymo nuodėmė. Ir mes to turime vengti, mes neturime per toli nueiti, bet jeigu taip atsitinka, yra Jėzaus kraujas, nes tai, ką mes darėme vakar, mes galime šiandien sustabdyti, supratę, kad tai yra negerai. Ir tiesiog atgailauti,
labui, tikėdami, kad viešpaties kraujas apvalo visas mūsų nuodėmes. Ir tiesiog netgi jeigu yra santykiai, jau yra užsimezgę per toli nuėję santykiai tarp vaikino, merginos, vyro, moters, ir abiejų sprendimų tiesiog galima sustabdyti, o jeigu kitas nenori, tiesiog tikrai patariu sustabdyti tokius santykius. Santykiai, kurie yra paremti aistra, tais kūniškais instinktais, kurie yra Dievo duoti tam tikroje formoje, jie yra tikrai nepriimtini ir nepatinka Dievui. Ir mes turime suvaldyti kūną. Mes turime jį suvaldyti ir mes turime jėgą suvaldyti. Ir kaip tai padaryti? Raštas sako, gyventi dvasia. Sako, gyvenkite dvasia ir tada jūs netenkinsite kūno gydulių. Taigi mūsų dvasioje yra jėga. Mūsų dvasia jinai yra stipri. Ir tą stiprybę mums reikia aktyvuoti. Kaip aktyvuoti? Tikrai savo jėgoms. Savo jėgomis yra sunku, labai sunku suvaldyti kūną. Tai mums į pagalbą ateina šventoji dvasia. Krikščionybė yra iš tikrųjų, tai nėra religija, tai nėra draudimas, tai yra gyvenimas Dievo dvasios jėga. Todėl visus jaunystės geidulius galima suvaldyti. Paulius tai rašo Timotiejui, sako, saugokis jaunystės geidulių. Timotiejus matomai buvo labai jaunas tarnautojas. Ir jį taip pat įtakojo visą tai, ką įtakojo visus jaunus žmonės. Bet Paulius įragino, kad jisai susivaldytų, kad jisai ugdytų save dievotume. Ir tai įmanoma iki santuokos. O kaip žinoti, ar žmogus, su kuriuo draugauji, yra iš Dievo? Be abejo, čia yra labai toks klausimas, jį galime labai įvairiai atsakyti ir aš manau, jis labai individualus klausimas. Todėl, kad vienas dalykas, ką mes turime suprasti, kad Dievas davė žmogui teisę rinktis. Ir tikrai taip nėra, kad Dievas liepia žmogui vesti va šitą žmogų. Čia yra tavo žmogus, tau jisai patinka, nepatinka. Ne, Dievas nėra toksai. Jis leidžia mums rinktis. Jis leidžia mums rinktis ir be abejo, Dievas, jisai žino, kur gali nuvesti mus. Ir jisai tikrai mūsų neragina rinktis vaikino arba merginos netikinčio, kuris yra jis eina kitą linkmę. Ir bet kokia draugystė su žmogumi, kuris nėra pašventęs savo gyvenimo Dievui ir nesiruošia to daryti, ir mes avansų tarsi labai norime, kad jisai būtų, ir avansų jam tiesiog patikime, pasitikime, kad jisai pasikeis, ir mes labai norim, kad jis pasikeistų, o jis to visiškai nenori. Mums geriau su tokiu žmogumi tiesiog nutraukti santykius. Taigi, ar teba sužinoti, ar čia iš Dievo, ar ne iš Dievo, tai aš manau, kad galima patikrinti, pradėti tikrinti pirmiausia nuo to, kaip žmogus, koks yra santykis į viešpatį, kiek jisai nori sekti Dievu, kokios jo nuostatos ir pagal tai rinktis. Tai yra viena pozicija. Antra yra, ar iš tikrųjų tas žmogus man patinka. Taip aš jau sakiau, kad Dievas duoda mums rinktis. Jisai duoda mums pasirinkti rūbus. Mes galime, aišku, kažkokiuose tai padarumo ribose galime jūs rinktis. Ir vienam patinka viena, kitam patinka kita. Ir kai mes kalbam apie santuoką, apie antrą pusę, mes turime suprasti, kad mes su tuo žmogumi, aš gyvensiu su juo visą gyvenimą. Mes negalime bandyti. Pamėginsim, truputėlį padraugausime, truputėlį apsivesime, pagyvensime. Ir jeigu čia mums kažkas nepavyks, tai mes įsiskirsime ir viskas bus gerai. Tai yra absoliučiai netinkamas požiūris. Todėl, kad mes renkamės partnerį savo gyvenimui
visam gyvenimui. Ir esam apsisprendę iš karto. Iš karto aš turiu apsispręsti, ar aš galėsiu, aš jį matau kaip savo gyvenimo draugą visam gyvenimui. Ir senatvėje, ir aš turiu tikrai pamatyti, kad jisai galbūt turi kažkokių tai blogų savybių. Ir kada mes, aišku, esame įsimylėję, mes nenorime nieko. Rinkdamisi į porą draugystį žmogų, tikrai mes turime tą žmogų labai tyrinėti ir besileisdami į artimesnį bendravimą, netgi suteikdami tam žmogui kažkokį tai tą tarsi lūkestį draugystėj, mes turime tikrai labai rimtai pasverti. Todėl, kad mes be abejo visi mes turime jausmus ir tos jausmus mes galime įžeisti. Ir jeigu mes per arti prisileidžiame žmogų, parodydami jam kažkokią tai simpatiją arba tarsi atsiverdami jam, kad jisai artėtų prie manęs, mes turime suvokti, kad tikrai kažkada atstumdami jį, mes jį galime įskaudinti. Bet be abejonės, jeigu mes kažkiek jau pradėjome draugauti ir vienas, tai mes tikrai turime palaikyti tam tikrą atstumą ir duoti suprasti kitam, kad aš galbūt su tavimi norėčiau, galbūt aš kažkiek tai simpatizuoju tau, bet visgi dar kol kas tarp mūsų nieko nėra. Mes galbūt tikriname vienas kito pomėgį, mes galime kažkur tai nueiti kartu, kažkur tai praleisti kažkur laiko, bet tikrai per toli nenueiti ir tikrai labai saugot savo širdį. Ir suprasti vieną dalyką, kad bet kada, bet kuri pusė gali pasakyti ne. Gali pasakyti ne ir jokiais būdais mes negalime daryti spaudimo. Ir aš manau, kad galbūt tai yra labai daugiau didesnė problema vaikinams, nes vaikinai jie labai, vienas dalykas, jų seksualumas galbūt yra stipresnis negu kad moterų ir jie turi šio klausimo mažiau kantrybės ir jie gali labai skubėti dėl to raginti tuoktis, skubėti daryti sprendimus ir šitiems tokiems skubotiems raginimams nereikėtų labai stipriai pasiduoti. Ir jokiais būdais kita pusė, merginos, jos bijo būti atstumtos. Ir kartais jos pasiduoda. Ir kartais jos pasiduoda įvairiausiems tiem geiduliam, vien tik tai dėl to, kad bijo, kad jas vaikinas atstums. Ir aš manau, kad tikrai tai yra neteisinga. Ir kaip krikščionys mes turime suprasti, kad aš esu priimtinas ir viešpačiui. Ir tikrai įsitvirtinti Dievo meilė. Mes jokiais būdais neturime žmogiškos meilės, žmogiškos draugystės, jos iškeisti į mūsų viešpatį. Jeigu mes tai darome, mes tikrai papuolame į tam tikrus spąstus. Be abejo, kaip aš jau minėjau, mes visą laiką galime sugrįžti. Mes visą laiką viską galime atitaisyti, kiek bebūtumėm toli nuėję, suklydę. Ir ypatingai jaunystėje mes darome labai daug klaidų. Mes kartais tos klaidos tikrai mus nuveda į kažkokius tai klystkelius ir tikrai gali būti, kad jos palieka randus mūsų gyvenime, kurios tiesiog labai ilgą laiką mums reikia išsigydyti. Tai kartais labai ilgai užtrunka mums. Kaip sužinoti, ar tai žmogus tikrai yra iš Dievo. Aš dar kartą pasikartosiu. Aš manau, kad kartais viešpats, jisai tikrai duoda mums, siunčia mūsų gyvenimą tam tikrus žmonės. Ir tai nebūtinai susijęs su santuoka, kurie mums galėtų padėti, kada mes patys nežinome. Aš galiu trumpai papasakoti apie savo santuoką.
aš, būdamas dar pasaulyje, neįtikėjęs, aš turėjau visą laiką nuostatą, kad žmogus, su kuriuo aš norėčiau draugauti, kad aš norėčiau su juo draugauti, užmegzti draugystę visam gyvenimui. Ir dėl to aš buvau labai, tikrai šiek tiek bijojau netgi, dėl to, kad tikrai nenorėjau, kad taip susibėgti ir galbūt dariau įvairiausių kvailyčių, bet kai galvoju apie santuoką, tai aš tikrai galvoju rimtai. Ir kažkaip mano širdį buvo tas noras tikrai sutikti žmogų, kuris atitiktų. Ir kada aš įtikėjau, aš sekančią dieną, aš sutikau žmogų ir tiesiog, mergina, kuri tapo mano žmona, ir aš išgirdau, tiesiog Viešpats pasakė, sako, pažiūrėk į savo žmoną. Ir jinai tapo mano žmona. Kartais būna taip. Bet yra įvairių žmonių. Čia buvo taip man konkrečiai. Su kitais būna kitaip. Bet vienas yra tikrai svarbus dalykas. Tai turi būti tikrai simpatija. Negalima vesti arba kito žmogaus iš gailesčio. Tai tikrai yra negeras motyvas. Arba iš kažkokių tai dar kitų motyvų, iš kažkokio tai pasmerkimo arba noro, kad, sakysime, aš turiu kažkam čia tarnauti būtinai ir tu negali tapti kažkokia tai auka, nes tu tikrai visą gyvenimą gali pragyventi po to vergišką gyvenimą. Kita pusė, kai kurie žmonės yra įvairių amžių žmonių, įvairių temperamentų žmonių, gali būti nebūtinai žmonės, jie labai ten jau kažkokia būti, ten didelė ten aistra, dar tokie bet gali labai ramiai jie būtų tiesiog vienas kitam patikti, kai mes matome tą istoriją iš Seno testamento Rūtos istoriją, kuri paprasčiausiai tiesiog buvo našlė ir tiesiog, ramiai labai tiesiog pasirinko marčios, tarsi kaip nurodymų, parodymų, vedimų, jinai pasirinko eiti prie kito vyro ir taip jau viskas gavosi, kad jis buvo vyresnis, ten nebuvo jau kažko labai, bet jie tiesiog labai ramiai, pas jos viskas tiesiog buvo susigulėję gyvenime. Dažnai, aš asmeniškai manyčiau, kad jaunystėje ištekėdami, jie kartais tai yra gerai, kartais yra blogai. Galbūt pridarome daugiau klaidų. Bet kita vertus, kada mes užsisėdime per ilgai, o iš tikrųjų savo širdį norime, kartais atsiranda kažkokios tai baimės jau. Vieną kartą galbūt buvo įžeistas, galbūt tada pasidarė per daug atsargus. Ir tada pradėjai ieškoti žmogaus, jau visiškai tobulo žmogaus, kuris tavęs niekada ten nieko to blogo nepadarys. Bet galiausiai tu susiduri su to, kad tokio žmogaus taip niekad ir nebetrandi. Visą gyvenimą jo ieškai ir nebetrandi. Todėl aš manau, kad ką aš paminėjau prieš tai, kad meilė apakina, nors tai daugiau net ne meilė, tai yra daugiau galbūt aistra, galbūt susižavėjimas, jisai apakina. Ir gal yra gerai tos susižavėjimų pasiduoti, bet kaip aš jau minėjau, visą laiką išlaikyti tą rėmą. Tiesiog pasilikti tose rėmuose ir jų neperžengti ir sulaukti, išlaukti. Ir jeigu yra per didelis skubinimas, kaip aš jau minėjau, yra labai gerai truputėlį padėti atstumą. Ir ypatingai, jeigu žmogus jisai pameta viską ir atsakomybės įvairiausias ir ypatingai jis pameta Viešpatį ir jis savo tikslų pasistato kai ką kitą, tada tikrai reikia pristabdyti. Ir tokiu būdu tarsi pastatyti kitą žmogų ties išbandymu, bet tas išbandymas jisai jam tik tai padės. Ir
Ir galima netgi bus patikrinimas, ar tas žmogus tikrai myli. Nes visgi meilė tai nėra tas jausmas. Tik tai tas jausmas, kuris yra aistra, susižavėjimas, tai nėra meilė. Meilė, jinai yra ilgalaikė, tai yra pasiaukojimas. Ir tas pasiaukojimas yra labai svarbu. Ir kartais žmogus dėl savo egoistinius kažkokių tai dalykų jisai labai siekdamas, jisai sugeba sumanipuliuoti, jisai sugeba būti labai geras, o po to staiga, kada jisai gauna tai, ko norėjo, visgi išlenda jo tikrasis, koks jis yra. Bet viskas yra atitaisoma. Viskas yra atitaisoma. Tu gali pradėti bet kurioje vietoje ir savo gyvenimą pradėti taisyti, statyti. Ir netgi jeigu ir įvyko klaidų kažkokių tai gyvenime, visgi jas galima ištaisyti viešpatyje. Viešpats gali pakeisti bet kokį žmogų, jeigu pasirinkai ne tą žmogų savo gyvenime, kaip tau atrodo, visgi, jeigu jau sprendimas buvo padarytas, mes turime suprasti, viešpats tikrai yra už tai, kad tu pasiliktum prie to sprendimo. Ir mes skaitome Senajame testamente, bet iš Pauliaus laiško, taip pat to pačio Korintiečiam laiško, kad sako, jeigu tas žmogus, kurį tu pasirinkai, jis yra netikintis ir galbūt tu prieš įtikintai padarėjai, jeigu jisai nebenori su tavim gyventi dėl to, kad tu tikintis, tai sako, gal tada ir nori jisai skirtis, jis yra iniciatorius tų skyrybų, tada reikia skirtis, nes viešpats pašaukė mūsų ramybei.